Utena pritrūko gyvenamojo ploto, daugėjant gyventojų pastebimai išaugo naujų būstų poreikis, o tokių nėra. Paskutinis daugiabutis statytas prieš 15 metų. Gelbėti situaciją ėmėsi savivaldybė, kuri ieško nekilnojamo turto vystytojų, taip pat ir buvę uteniškiai, jie investuoja į gimtąjį miestą ir kuria naujus kvartalus. Aidas Tijūnėlis kurį laiką su šeima gyveno Vilniuje, tačiau nutarė atidaryti šokių studiją ir tą padaryti dėl mažesnės konkurencijos nusprendė gimtajame mieste Utenoje. Šeima išsikraustė iš sostinės, o naujoje vietoje susidūrė su problema – nepavyko rasti būsto. Mes esame jauna šeima, turim vaikutį, norisi kažko tai naujo. Susidūrėm su ta problema, kad būstų tikrai nebuvo. Buvo šiek tiek senesnių statybų, gal apie 2010 metus statybų, bet ten neturėjo nei vieno būto. Priėjom išvados, kad reikia nuomotis ir statyti savo. Statistiniai duomenys rodo, kad į šį miestą keliasi vis daugiau naujakurių. Vien per praėjusius metus tokių sulaukta apie 3000, tačiau visi susiduria su ta pačia problema – nėra naujų būstų. Utenoje paskutinis daugiabutis pastatytas 2008-aisiais. Savivaldybė ėmėsi nekilnojamojo turto vystytojų paieškų, kad šie pradėtų statyti daugiabučius. Jiems siūlo ir lengvatas. Tai reiškia, kad jeigu daugiabutį sugalvoja verslo statyti, savivaldybė gali prisidėti prie infrastruktūros pagerinimo, tai reiškia privažiavimai, komunikacijų privedimas iki sklypo. Tai ieškom būdų, kaip iš tikrųjų padaryti sąlygas geresnės, kad statytų ir čia. Nekilnojamojo turto vystytojai įžengė į Uteną. Šiuo metu statomi 2 daugiabučiai. Anot mero būtina imtis veiksmų kuo greičiau, nes statomas pramonės parkas, kuriame planuojama įdarbinti kelius šimtus darbuotojų, o jiems taip pat reikės būstų. Jeigu dirba mūsų įmonėse ne Utenoje registruoti gyventojai, ten kaiminių rajonų ar iš kitų miestų tolimesnių atvažiavę, tai ir gyventojų pajamų mokestis nukeliauja į tuos rajonus. Tai mes kaip savivaldybė aišku suinteresuoti, kad būtent ir dėl tos būsimų pramonės parko įmonių darbuotojai irgi galėtų apsigyventi čionai. Utenos savivaldybė žada, kad naujuose daugiabučiuose įsigys ir socialinių būstų, kurių paieškos iki šiol buvo bevaisės.